Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą. Kokia tai parama? Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą – tai ES ir Lietuvos valstybės finansuojama priemonė, kurios tikslas remti ūkininkus ir žemės ūkio įmones, investuojančias į žemės ūkio produktų perdirbimo technologijas ir infrastruktūrą. Žemės ūkio produktų perdirbimas apima procesus, kurį žemės ūkio žaliavos, pavyzdžiui, grūdai, pienas, vaisiai, daržovės, yra paverčiamos galutiniais produktais, paruoštais vartoti arba parduoti. Tai gali būti pieno perdirbimas į sūrį ir jogurtą, mėsos perdirbimas į dešras ar konservus, grūdų malimas į miltus, vaisių džiovinimas arba sulčių spaudimas. Ši parama siekia pagerinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinti mažų ir vidutinių ūkių plėtrą bei prisidėti prie vietinių produktų pridėtinės vertės didinimo. Pagrindinis tikslas – suteikti finansinę paramą investicijoms į perdirbimo įrangą, technologijas ir infrastruktūrą, kurios padeda ūkininkams ir perdirbėjams pagerinti gamybos efektyvumą ir pasiekti aukštesnį kokybės standartą. Kas pretenduoja į paramą? Paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą gali gauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Ūkininkai, įmonės ar kooperatyvai, užsiemantys žemės ūkio produktų perdirbimu arba ketinantis pradėti vykdyti šią veiklą. Pareiškėjas turi būti registruotas kaip žemės ūkio veiklos vykdytojas ir vykdyti veiklą, atitinkančią žemės ūkio produktų perdirbimo kvalifikaciją pagal veiklos rūšių klasifikatoriaus VPŽ kodus. Taip pat būtina pateikti verslo planą, įrodyti finansinį pajėgumą prisidėti prie projekto įgyvendinimo ir laikytis visų galiojančių teisės aktų, nuo maisto saugos iki aplinkosaugos reikalavimų. Parama skatina pridėtinės vertės kūrimą, todėl ypatingas dėmesys skiriamas projektams, kurie padidina ūkio konkurencingumą, efektyvumą ar inovatyvumą. Paramos dydžiai ir finansavimas. 2014-2020 metų laikotarpiu paramos investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą dydis siekia nuo 40 iki 60% tinkamų finansuoti išlaidų priklausomai nuo pareiškėjo dydžio ir projekto vietos. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui siekia iki 1 milijono eurų. Per šį laikotarpį buvo finansuota daugiau kaip 300 projektų, o bendra skirta suma viršijo 100 milijonų eurų. Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginį planą bendrai tvarioms investicijoms žemės ūkyje numatyta skirti iki 568,2 milijono eurų viešosios paramos, iš kurios 60 milijonų eurų suplanuota žemės ūkio produktų perdirbimo sričiai. Paramos dydis gali siekti iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o jauniesiems ūkininkams iki 70%. Ši parama suteikia ne tik finansinę paskatą, bet ir realią galimybę ūkiams bei perdirbėjams augti, modernizuoti gamybą, kurti naujas darbo vietas regionuose, pasiūlyti rinkai sveikesnius, aukštesnės kokybės produktus. Investicijos į tvaresnės technologijas padeda mažinti poveikį aplinkai, o platesnės perdirbimo galimybės leidžia ūkininkams patiems kontroliuoti didesnę tiekimo grandinės dalį, taip užtikrinant didesnę grąžą ir atveriant kelią į tarptautines rinkas. Kur ieškoti informacijos ir teikti paraišką? Paraiškos priimamos nuo 2025 metų sausio 1 dienos iki 2025 metų gruodžio 31 dienos. Paraiškos teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽUMIS. Išsami informacija, dokumentai bei konsultacijos teikiamos nacionalinės mokėjimo agentūros NMA ir Žemės ūkio ministerijos ŽUM oficialiose svetainėse.